Jeigu šokių projekte vyktų Miss draugystė rinkimai, šį titulą nebejotinai laimėtų Katažina. Projekte yra nemažai porų ir dalyvaujančių žmonių, kurie nežiūrint į tai, kad jaučia konkurenciją, vis dėlto išdrįsta prieiti ir pasakyti, kad jiems vieni ar kiti dalykai yra gražu. Katažina yra iš tų žmonių. Mokanti išklausyti ir neišpuikusi. Būtent už šias savybės ją pamilo ne vienas projekto dalyvis. Štai žemaitis Mantas Stonkus su Lenkaite netgi giminystės ryšių ieškoti pradėjo. Pasisukom profilį, akurat nosis tokios panašios. Paskui žiūrim apgamas šitoj vietoj. Irgi pasabu. Tada kažkaip išėjo apie zodiako ženklus. Sako, aš jautis. Ko aš irgi jautis. Kada gimėjai? Kokią dieną? Gegužės 3. Aš irgi gegužės 3. Nu ir taip tapom broliu ir seserim. Tikromis draugėmis su Katažina tapo ir gydytoja Jurgita Grabauskienė. Katažina beproto mielas žmogus, beproto nuoširdus žmogus. Linksma ir atrodo ir vietoje ir nėra taip, kad perspausta arba, kaip sako, per daug. Labai natūrali man, iš tikrųjų man su ja tai labai gera. Žino, visi jie žino, tai Katažina, bet tik tai Lenkijoje pažino, žino Katažina, žino.